Sveiki visi. Šiandienos tema – moterų teisė sočiai maitintis. Visur, kur tik pamatysite, kur tik išgirsite, bus sakoma ir rašoma, kad vyrams reikia daugiau maisto negu moterims, o moteris mažiau dirba, dėl to jos sudegina mažiau kalorijų ir reikia joms mažiau maisto. Ir dar visai neseniai vyrai pradėjo sakyti, kad jiems reikia daugiau maisto vien dėl to, kad jie turi didesnį raumenų masę. Raumenims reikia daugiau kalorijų, daugiau baltymų, daugiau kitų maistinių medžiagų. Taip išeina, jeigu žmogus turi didesnį raumenų masę, jis nusipelnė daugiau maitintis, daugiau mėsos, daugiau maisto, o žmogus, kuris turi mažesnį raumenų masę, tai turi ne tik mažiau valgyti, bet ir mažiau maistingą maistą valgyti. Tai dviguba problema. Skirtumas tarp vadinamųjų poreikių yra labai didelis. Moterims neva užtenka 1800 kilokalorijų, o vyrams reikia net 2500 kilokalorijų. Kartais skirtumas nurodomas didesnis. Tai mažiausiai vienas papildomas patiekalas vyrams per dieną. Ir atrodo, kad moteris nebūtų žmogus. Atrodo, kad moteriai nereikėtų valgyti. Moteris taip pat dirba, kartais netgi daugiau negu vyrai. Ir moteris nusipelnė valgyti. Taigi, mielosios moteris, klausykite savo kūną, o ne kažkokių nepagristų rekomendacijų. Ir mylėkite save. Ir linkiu jums sėkmės. Iki.